Sveiki! Šiandien noriu parodyti pavyzdį, kaip galima pasidaryti iš nuotraukos kelių nuotraukų kaleidoskopą. Tai yra, pačios nuotraukos aš neplanuoju pakeisti, bet suformuosiu tokį vaizdą, tarsi tai būtų krūvelė pabirusių nuotraukų. Kaipgi man tą reikėtų atlikti? Pirmiausiai darome sluoksnio kopiją. Šitą nuotrauką tai atsidaryti visi tikrai mokėsite. Sluoksnių kopiją spaudžiant sluoksnių dešinį pelės mygtuką, Duplicate Layer. Dabar vėlgi žymiuosi apatinį sluoksnį ir įsiterpiu naują. Štai su šiuo mygtuku. Ta įterptą naują sluoksnį noriu nudažyti juoda spalva. Kad man nereikėtų spalvų rinktis rankiniu būdu, aš spusteliu D raidę, man iš karto duoda juodą spalvą. Imu Bucket Tool įrankį ir užpilu juodą spalvą. Kaip matote, visas sluoksnis nusidažė. Įsiterpiu dar vieną sluoksnį ir su žymėjimu įrankiu Marker Tool pasižymiu, tarkim, kūdikio galvą. Ir šitą sluoksnį nudažau irgi juoda spalva. Kaip matote, gavosi pažymėtos vietos nudažymas juoda spalva. Dabar žymėsiu štai nuotraukos kopiją, spaudžiu dešinį pelės mygtuką ir renkuosi Create Clipping Mask. Kaip matote, tas sluoksnis mano padarytas juodas kvadratukas iš aukščiau esančios nuotraukos tarsi iškerpa dalį nuotraukos, bet iš tikrųjų neiškerpa, o tik atidengia. Jeigu aš pasiimsiu judinimo įrankį ir judinsiu tą juodą kvadratuką, kaip matote, atsidengia vis kita nuotraukos dalis. Gerai, tai palieku toj pačioj vietoj. Dabar žemiau šio sluoksnio, tai žymios layerį 1, spaudžiu vėl įterpti naują sluoksnį ir pasižymiu teritoriją šiek tiek didesnė negu mano iškirpta nuotrauka. Šita teritorija reikalinga tam, kad aš galėčiau sukurti tarsi nuotraukos rėmelį. Šitą rėmelį reikia nudažyti baltą spalvą. Vėlgi, kad nereiktų rankioti spalvų, su D raide aš spalvas padariau juodą baltą, o su X padarau tas spalvas atvirkščiai. Ir imu ąsotėlį, užpilu ir kaip matote, gavosi tarsi nuotraukos rėmelis. Dabar galima pasinaudoti komandą transformacija, tai yra Ctrl+T komanda ir įsijungia transformacija ir aš dabar galiu tą nuotrauką ir sukioti. Tarkim, pasuku štai tokiu kampu. Oi, negerai padariau, atsiprašau. Reikia žymėti abu du sluoksnius, palaukit, atšauksiu. Žymiu trečią sluoksnį ir antrą, įjungiu transformaciją ir dabar suku. Tai yra, man keičiasi abu du sluoksniai, nes prieš tai aš pajudinau vieną ir tai būtų buvę neteisingai. Taip, šitą dalyką padarau. Atšaukiau dabar kol kas. Dabar dar ką aš noriu padaryti. Dar noriu padaryti šešėlį. Tai yra trečiam sluoksniui, 2 kartus sprakteliu, renkuosi šešėlį. Šešėlį uždedu 120 laipsnių, atstumas nuo kontūro 5 pikseliai ir dydis per 5 pikselius. Jeigu matysiu, kad man netinka, šitos parametrus aš galiu pakeisti. Viskas, šešėlis uždėtas ir dabar pažymėjęs antrą su trečiu sluoksniu, paspaudęs komandą Ctrl+T, aš galiu nuotrauką sukioti. Pasuku nuotrauką ir palieku štai taip. Kad galėčiau prikurti daugiau nuotraukų, tarsi atrodo, reikėtų kartoti tuos pačius veiksmus. Bet laimiai galima to išvengti. Virš šito sluoksnio aš kuriu katalogą ir į katalogą sudedu štai visus šituos 3 sluoksnius. Štai. Kaip matot, katalogą suskleidžiu ir visi tie 3 sluoksniai viduj yra. Ir galiu padaryti viso katalogo kopiją. Atsidarau kopiją, žymiu šituos 2 sluoksnius ir noriu juos pajudinti. Sluoksnis nesijudina, judinasi nuotrauka. Gerai, tuoj išsisuksim iš padėties. Žymiu tuos 2 sluoksnius, spaudžiu komandą Ctrl+T transformaciją ir dabar nunešu tą nuotrauką ten, kur noriu.
tarkim, galiu nunešti šičia, Ctrl T ir, tarkim, nuotrauką aš pasuku kitaip. Ir su klavišu Enter patvirtinu. Vėl suskleidžiu, tada vėl darau grupės kopiją, atsidarau grupę, žymiu šitus du sluoksnius, Ctrl T, nešu į kitą vietą, tarkim šičia, pasuku, patvirtinu, vėl sluoksnį suskleisiu, darau kopiją, vėl atidarau, žymiu tuos du sluoksnius, Ctrl T, vėl nešuosi kur nors, tarkim šičia, galiu taip padaryti ir taip toliau. Jeigu atkreiptume dėmesį į nuotrauką, tai mano sukurtas šešėlis šiek tiek matosi, kai nuotrauka užsideda ant nuotraukos. Padidinsiu, tai kokybės ne taip liks, bet matot, yra šešėlis. Tai jis sukuria tarsi tokį vizualinį vaizdą, kad nuotrauka yra uždėta ant viršaus ir meta šešėlį. Tikiuosi darbą įveiksite ir visos šitos komandos jums nebus per sudėtingos. Kągi, sėkmės.